Mieli bičiuliai, neabejingi Klaipėdai, jūs jau puikiai žinote, jog mūsų daugiau kaip 1000. Tad mes žengėme į naują savo kanalo sklaidos etapą, kurio dėka tikimės tapti dar labiau matomais ir išgirstais. Suprantame, jog tam reikia ne tik jūsų palaikymo, bet ir mūsų pastangų, kurios neapsiribotų vien kūrybinio polėkio dvasia. Tad šiuo pranešimu norime pradėti naują rubriką savo kanale, kurios metu kas savaitę pranešime apie numatytus renginius mūsų mieste. Tad nūdienoje, spartėjančio gyvenimo ritmo fone, kviečiame šiek tiek atsipūsti ir suplanuoti savo savaitgalį. Nes jau rytoj, tai yra penktadienį, Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre 12 val. Vyks koncertas vaikams, linksmasis orkestro laivas, o renginių kombinate Dubysos gatvėje 29B 21:30 prasidės elektroninės muzikos didžėjaus Sun 30-mečio kūrybos minėjimo koncertas. Šeštadienį, tai yra gegužės 31 dieną, pajūrio dangų nuspalvins aitvarai, nes 12 val. Klaipėdos neįgaliųjų paplūdimyje, Melneragėje, prasidės aitvarų festivalis Vėjų vėjai. Šventė visai šeimai, tai aitvarų dirbtuvės ir jų skraidinimas. Jeigu jūsų aitvarui vėjas nebūtų palankus, tuo pat metu galite sudalyvauti kitame, visai netoliese vyksiančiame renginyje. Nemokamas koncertas Sveika vasara Imanuelio Kanto Girulių bibliotekoje taip pat prasidės vidurdienį. Birželio 1, sekmadienį, minima Tėvo diena. Tad Radailiuose, Pušyno gatvėje 9, šią progą 11 val. Organizuojama šeimos šventė su įvairiomis veiklomis. Mano tėtis gali. Vaikai neliks nuskriausti ir Klaipėdos Akropolyje, nes tuo pat metu, tai yra 11 val. Čia vyks pramogos vaikams su animaciniais personažais pavadinimu Lilo ir Stičas kviečia pramogauti. Tai tik dalis renginių, tačiau tikimės, jog tokie pranešimai jums taps naudingi. Todėl laukiame jūsų palaikymo patiktukais, o komentarų skiltyje rašykite savo nuomonę ir pasiūlymus, kaip būtų galima išplėtoti šią rubriką. Ačiū, kad esate kartu.